Įsivaizduokite tokį vaizdą. Olimpinių žaidynių atidarymo ceremonijos metu vykstančiame tautų parade trispalvę mosikuotų ne plaukikas ar diskų metikas, o žmogus pragyvenimui žaidžiantis kompiuteriu. Galbūt sparti pasaulio skaitmenizacija nuves net ir pačias garbingiausias sporto žaidynes į kibernetinės erdves. Olimpiada šiuo atžvilgiu nėra įstrigusi sąstingyje. Nuo 1896 metų į žaidynių repertuarą buvo įtraukta daugiau nei 100 skirtingų sporto šakų. Esportui, norint tapti žaidynių dalimi, pirmiausiai Tarptautinis olimpinis komitetas jį privalo pripažinti kaip oficialų sportą. Šiuo atžvilgiu yra pasistumėta toli į priekį. Tarptautinis olimpinis komitetas visai neseniai įsteigė Tarptautinę e-sporto komisiją. Ji bus atsakinga už sporto populiarinimą ir renginių organizavimą. Jai vadovaus Tarptautinės dviratininkų sąjungos prezidentas Davidas Lapertintas. Komisija sudarys BMX sportininkė, Saudo Arabijos olimpinio ir paralimpinio komiteto generalinis direktorius, Ubisoft, Konami ir G2 direktoriai. Vieni svarbiausių faktorių, į kuriuos atsižvelgia Tarptautinis olimpinis komitetas, yra viešo susidomėjimas disciplina bei jos renginio organizavimo kaštai. Susidomėjimas e-sportu yra milžiniškas. Vien 2020 metais e-sporto auditorija siekia 443 milijonus žmonių. Patiems renginiams organizuoti nereikalinga būtina naujų stadionų statyba, kadangi istorinė sporto praktika rodo, kad milžiniško masto renginius galima suorganizuoti jau egzistuojančiose krepšinio ar ledo ritulio arenose. Tai reiškia, kad savo populiarumu sportas netgi lenkia kai kurias olimpinių žaidynių disciplinas, o renginių organizavimas nereikalautų didelių kaštų. Visgi šioje situacijoje slypi rimta problema. Olimpinio komiteto požiūris į sportą yra kvestionuotinas. Šių metų birželį Singapūre vyko pirmas Tarptautinio olimpinio komiteto suorganizuotas sporto renginys. Spėkit, kokie žaidimai tame renginyje buvo žaidžiami. CSGO, League of Legends, Dota, galbūt koks PUBG? Ne. Štai sąrašas simuliacinių žaidimų, kuriuose buvo varžomasi. Šaudymas iš lanko, beisbolas, šachmatai, dviračių sportas, šokis, automobilių sportas, buriavimas, taekwondo ir tenisas. Pripažinkim, kad nei vienas iš mūsų mąstydami apie sportą negalvoja apie tokius žaidimus. Nenuostabu, kad toks sprendimas sulaukė didžiulės kritikos iš žmonių. Tarptautinis olimpinis komitetas yra deklaravęs poziciją, kad olimpinės žaidynės prioritetą skiria aktyviam gyvenimo stiliui bei fiziniai ir emociniai sveikatai. Bet populiariausios sporto disciplinų, kaip Counter-Strike ar League of Legends profesionalios komandos, jau yra inkorporavusios aktyvų gyvenimo stilių už kibernetinių erdvių. Užtikrinama žaidėjų fizinė ir psichologinė sveikata, ruošiami specialūs mitybos planai. Populiariausios disciplinos susiduria su kita realia problema – smurto vaizdavimu. Nuo pat elektroninių šaudyklų atsiradimo buvo keltas klausimas, ar kompiuteriniai žaidimai skatina smurtą. 2017 metais Tarptautinis olimpinis komitetas yra pareiškęs, jog smurtas vaizduojamas kompiuteriniuose žaidimuose yra nesuderinamas su olimpiados vertybėmis. Žinoma, panašaus pobūdžio argumentą galima kelti ir su boksu, kuris yra vienas iš seniausių olimpinių žaidynių dalis, bei kuriama fizinio smurto tikrai nestokojama. Jeigu Tarptautinis olimpinis komitetas nekeis savo pozicijos ir toliau sieks platinti savo fiktyvų ir iškreiptą požiūrį į e-sportą, reikia kelti klausimą, ar e-sportui apskritai reikia tapti tokių olimpinių žaidynių dalimi. Viena vertus, e-sportas puikiai laikosi ir be olimpinių komitetų pagalbos. Kita vertus, jeigu norėtųsi nacionalinių rinktinių varžybų populiariausiose disciplinose, jas pradeda organizuoti Tarptautinė sporto federacija su pasaulio čempionatais. Galbūt e-sportui nereikia vaikytis pripažinimo iš tų struktūrų ir žmonių, kurie tvyro amžiname įšale ir nebesugeba pavyti laikmečio dvasios. Olimpinio komiteto vėlavimą į tendencijas arba elementarų negebėjimą įvertinti tikrovės rodo ir tai, kad jie nusprendė įtraukti riedlenčių sportą į olimpinės žaidynės 2020 metais, kad pritrauktų jaunimo dėmesį. Riedlentės. Rimtai? Prieš 30 metų gal tai ir būtų sukėlę kokias bangas, bet dabar toks sprendimas atrodo absurdiškai. Toks boomeriškas olimpinio komiteto mentalitetas verčia mieliau svarstyti apie visai atskirą e-sporto olimpiadą, nei e-sporto prijungimą prie olimpinių žaidynių. O ką jūs galvojate šio klausimu? Ar manote, kad e-sportas taps olimpinių žaidynių dalimi? Ar apskritai norite, kad tai įvyktų? Duokite žinoti komentaruose. Nepamirškite prenumeruoti mūsų kanalo. Su jumis buvau aš, Laisvūnas, ir atsisveikinu. Iki kitų kartų.